Labas rytas, mėlyje. Kągi šį rytą pakalbėkim apie ryškumą. Apie ryškumą ir ryškumo gylį. Tai ne tas pats. Tai tikrai ne tas pats. Tai du skirtingi dalykai. Šiaip tema labai įdomi, todėl pažiūrėk iki galo, paklausyk, nes tikrai pradedant kalbėti savo pamokose apie ryškumą, mokiniai nustemba, kai sužino, ką ryškumas ir ryškumo gylis padaro ir kaip keičia mūsų nuotraukas. Na, o tuo tarpu nepamiršk būtinai paspaust laiką, būtinai prenumeruok šį kanalą, būtinai paspaust skambutį, pakomentuok būtinai. Ne mažiau kaip 3 žodeliai, 4, 5, 10. Žodžiu, taip kanalui padeda kilt aukštyn. Daugiau pamato žmonių, daugiau prisijungia, daugiau komentuoja. Galima taip daugiau viens iš kito sužinot, kaip ir iš manęs. Būtinai užduok naują temą, kas tau svarbu, kas tave kankina, kas nesigauna, neišeina, bandai ir atrodo lyg ir supranti, bet kažkodėl nesigauna. Tai tokie dalykai jie padeda mokytis. Kai klausi, tai ir sužinai. Jeigu neklausi, nėra kaip sužinot, nėra iš kur sužinot. Tada sėdi vietoje ir gaunasi, kad tu nesimokai, nejudi į priekį. O tai yra negerai. Jie turi fotoaparatą, reikia klausti, reikia mokytis, reikia sužinoti daugiau. Visada tada mieliau, smagiau fotografuoti, nes tu kažką naujo sužinai, norisi naujo išbandyti. Nenusvyra rankos, nes ta mintis kankina paskui, kad turbūt ne man, aš negaliu, aš nemoku, aš nesuprantu. Būtent iš to, kai neklausi, nesimokai, nežinai, taip ir atsitinka. Taigi, grįžkim prie temos. Pradedu visą laiką savo pamokas nuo fokusavimo, tai yra ryškumo nustatymo. Labai būna įdomu, kai mokiniai nustemba ir sužino, ką duoda ryškumas. Ne pats ryškumas, tarkim, kai duoda kaip efektą, kas yra irgi labai svarbu, manau, kad pakalbėsim apie tai, bet kaip yra svarbu ryškumą patiems reguliuoti, patiems nustatyti. Ar su fotoaparatu, ar su mobiliu, kai tu fotografuoji, visada yra svarbu nustatyti ryškumą patiems. Jeigu mobiliu, tai būtinai reikia spustelt, nepatingėti toj vietoj, kur tau reikia, kad būtų ryškumas. Jeigu su fotoaparatu, taip pat reikia nustatyti ryškumą ten, kur tu, žiūrėdamas per vaizdo ieškiklį, matai fokusavimo tašką. Būtent ryškumas ten ir bus. Jokiais būdais nekalbu apie tai, kad ryškumą reikia rankiniu būdu nustatyti, reguliuoti ant objektyvo žiedą. O eina kalba apie tai, kad tu fokusuoji paspaudęs knopkelę, pusę jos paspaudęs fotoaparate, susiveda ryškumas, bet jis susives ten, kur yra fokuso taškas. Kai žiūrim per vaizdo ieškiklį, fokuso taškas gali būti raudonas, galbūt žalias, kai susideda ryškumas. Todėl labai, labai svarbu. Žinot, ne veltui sako, Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Na, o žmogus ką kūrė, irgi kažką panašaus į savo atvaizdą, ar ne? Fotoaparatas gali ir ne koks atvaizdas žmogaus, bet vieną akį turi. Žmogus turi 2, bet yra ir fotoaparatų, kurie turi po 2 ir po 3 netgi akis. Taigi, svarbiausia, kad turi, svarbiausia, kad mato. Ir mato ten, kur svarbus yra mums ryškumas. Taigi, objektyvas duoda ryškumą. Jeigu objektyvas yra geras, kaip sako, netrenktas, sveikas objektyvas, kaip ir žmogaus akis, mes dažnai net nepagalvojam apie tai, kad mums yra svarbu nustatyti ryškumą ten, kur reikia. Tol, kol man mokytas nepasakė. Ir aš kartoju per tą temą, tą pamoką, ryškumą reikia nustatyti ten, kur tu nori. Neleisk fotoaparatui nustatyti ryškumą ten, kur jisai nori. Ir kai mes pasimam mobilų fotografuoti, mes tiesiog iš įpročio atsukom mobilų į žmonės arba į kažkur ir viskas, ir jisai pats nustatė ryškumą ir nesuprasi, kur jisai nustatė tą ryškumą. Čia kažkas panašaus, kaip kad mes žiūrim, ne? Jeigu mūsų akys sveikos, mes kur pažiūrim, matom ryškiai, viskas tvarkoja, viskas gerai. Bet jeigu tik tai akys pasilpo, mes jau ieškom, kaip pagerinti ryškumą. Taigi, galbūt kažkas įsideda lęšiukus, galbūt kažkas įsitaiso akinukus ir būtent ryškumą
nustato tokiu atveju ir jisai džiaugiasi, pradeda gerai matyti, gali skaityti, gali dirbti, vairuoti ir taip toliau ir panašiai. Tai čia būtent tas pats būdas, kai galima nustatyti ryškumą pačiam, bet tu to nedarai. Tavo akys, tarkim, silpnos, bet tu kažkodėl nesidedi akinukų. Ir paskui stebėsi, kodėl tavo nuotraukos neryškios arba ryškumas visai ne ten, kur tau reikia. Tai štai, mėlyjei, nepamirškim ir įsikalkim savo galvą, kad ryškumą reikia nustatyti pačiam. Tai yra ten, kur mums reikia. Jokiais būdais nemaišykit su tuo, aš ne apie tai, kad ryškumą reikia rankiniu būdu nustatyti ant objektyvo, sukiojant fokuso rankinį žiedą ryškumui nustatyti. Ne, aš kalbu apie tai, kad fokuso taškas turi būti ten, kur tau reikia nustatyti ryškumą. Kaip ir mobiliu. Kai fotografuoji, nepatingėkit spustelt. Toliau galvokit apie tai, o tai kur man spausti, jeigu yra daug žmonių. Grupė žmonių fotografuojam ir dabar galvom, tai kur man dabar tą ryškumą spaus, kai daug žmonių, ant kurio žmogaus. Įsirinkit patį svarbiausią. Visą laiką nuotraukai greičiausiai bus kažkas jums artimiausio, svarbiausio ir nustatykit būtent ryškumą į jį. Štai čia, nustatant ryškumą, kyla paprastai įdomus klausimai. Bet tai jeigu aš nustatysiu ryškumą ir ryškumas bus į tą mano artimiausią žmogų, ne artimiausią pagal atstumą, bet artimą žmogų, brolį, seserį, vyrą, žmoną arba jeigu tu fotografuoji kažkokią šventę, renginį ir ten yra tavo pažįstamas toje grupėje, nustatai ryškumą, jis ryškus, o visi kiti susilieja arba netokį ryškus. O aš tai čia šitas labai parodomasis vaizdas, kada susimasto mokiniai, kada susimasto žmonės ir jie, kaip uodai puola, kai žmonės susimasto, mokiniai, pradedantis fotografai ir pastebi tai, kai čia yra ryškumas, o ten nėra. Tai įsivaizduokit, jeigu jūs ne patys nustatot ryškumą, o nustato jums fotoaparatas. Ir štai tokie dalykai jums atsitinka. Kažkur yra ryškumas, kažkur nėra ryškumo ir tu nesuprasi, kur. Bet kai mes patys nustatom, tada pradedam pastebėti, aha, štai čia yra ryškumas, o ten nėra ryškumo, bet man reikia, kad būtų visas ryškumas. Ir štai tada čia ateina antra dalis temos, kai mes pradedam kalbėti apie ryškumo gylį. Štai, mėlyjei, visi mes matėm nuotraukų, kur žmogus ar objektas ryškus, o fonas susiliejęs, ar ne? Taigi, kas yra ryškumas arba ryškumo gylis? Ryškumas tai yra atstumas iki objekto, kurį mes fotografuojam. Tas objektas stovi tam tikroj plokštumoj ir kai mes jį nufotografuojam, jisai ryškus. Bet tas, kas už jo, viskas susilieja. Taip pat ir priekį, kas yra pirmame plane, taip pat susilieja. Kaip aš dažną pavyzdį nurodau, įsivaizduokit, kad jūs fotografuojat chorą, kuris susideda iš 3 eilių. Į kurį nustatot ryškumą, ta eilė ir bus ryški. Visoj toj plokštumoj visi tie žmonės bus ryškus. Tai reiškia, kad kitos 2 eilės bus neryškios. Ką padaryti? Štai čia ir ateina būtent tas momentas, kai mums reikia suprasti apie ryškumo gylį. Ryškumo gylis tai tada, kada fonas pradeda ryškėti. Kai fonas pradeda irgi keisti ryškumą. Iš susiliejimo fonas pradeda ryškėti. Štai čia yra ryškumo gylis. Tai reiškia, kad kai mes nustatom ryškumo į objektą, į tą vadinamą plokštumą, pavyzdžiui, į vidurinę choro eilę, ar ne? Tai ryškumo gylis tada, kada ta plokštuma plečiasi ir pasidaro ryškios sekančios 2 eilės. Pirma ir trečia. Prisiminkit, ryškumą suvedėm į vidurinę eilę, tai yra į antrą, bet kai mes norim padaryti, kad ryškumo gylis išsiplėstų, tada pradeda ryškėti ir pirma ir antra eilės. Tai sakysi dabar, tai kas čia per stebuklas ir ką tai reikia padaryti. Yra 3 ryškumo gylio nustatymo būdai. Ir dabar galvoju, ar man dabar jums sakyti, ar vis dėlto palikti
kitam kartui, kitam temai, kad būtų įdomu. Aš tik tai gal pasakysiu, kokie yra 3 būdai, nors vėlgi, jei pasakysiu, tada žinosit. Žinot, gal jūs padarykim taip. Parašykit, kas žinot, tuos 3 būdus komentare. Tai bus labai gerai. Ir komentarų daugiau atsiras. Ir iš tikrųjų įdomu man bus pažiūrėti, kiek mano žiūrovai, žiūrintys ir mokiniai prisimena galbūt nežinojo. Ir galbūt taip diskusija užvers. Kaip išplėsti ryškumo gylį ir padaryti, kad fonas būtų ryškus. Taip ir padarom. Tai kitoj temo mes išsiaiškysim, kam reikia, kad fonas būtų ryškus. Kada keičiam, kad būtų ryškus fonas arba neryškus fonas. Kaip tą ryškumo gylį išplėsti. Prisiminkit, kad yra 3 būdai. Kokie tie būdai? Aš esu jau pasakas ir kalbės, bet bus įdomiau, jeigu jūs komentare apie tuos 3 būdus parašysit, kaip išplėsti ryškumo gylį. Kas šioj temoj svarbu, tai prisiminti, kad ryškumą nustatyti reikia ten, kur jums norit. Ir jūs pamatysit, nustebsit, kaip tie mano mokiniai dažniausiai supranta, kad labai yra svarbu nustatyti ryškumą ten, kur tau reikia. Tada keičiasi nuotrauka, atsiranda efektas, tada nuotraukos tampa ryškios, aštrios ten, kur reikia. Ir efektas labai didelis. Taigi, mėlyjei, manau, kad sekančiam kartui bus kita tema apie ryškumo gylį, kaip jį išplėsti. Tai bus, manau, tikrai įdomu išgirsti, suprast, kad jūs galėtumėt pasinaudoti. Na, o toliau, kas nori daugiau išmokti ir ne tik apie ryškumą, tai pas mane galima mokytis 2 būdais. Pirmas būdas savarankiškai, antras būdas individualiai. Savarankiškai jūs tiesiog galite įsigyti net 10 temų arba iki 10 temų. Yra 6 temų paketas, yra 10 temų paketas. Įsigyti ir mokytis pats. Mokytis būnant kur nori, kada nori ir kiek nori. Ir tai yra labai nuostabu, labai patogu. Ar kelionė, ar panašiai. Įsijungi per mobilų, planšetę ar kompiuterį, klausai, žiūri fotoaparatą šalia ir darai tai, kas tau sakoma. Ir tada pradedi suprast, kaip naudojasi, dėl ko reikia naudotis tuo ar kitų nustatymų, kaip keičiasi tas pats ryškumo gylis, kaip nustatyti ryškumą, kaip ir kodėl reikia keisti fotografijos programavimo režimus. Taip, kad labai patogu mokytis pačiam. Na ir individuali mano fotografijos kursų tema yra apie tai, kaip mes mokomės tik tai tu ir aš, mokomės kartu, niekas kitas mums nemaišo, kiti mokiniai, taip toliau. Ir tai yra labai gerai, nes visai kitas lygis, tai yra profesionalus lygis, kai mes mokomės kartu ir jeigu kažko nesupratai, visą laiką gali paklausti, visą laiką galim sužinoti daugiau ir daugiau, nes visi profesionalūs patarimai būtent skirti tau, kad tikrai tau būtų aišku ir suprantama, apie ką eina kalba, kaip naudotis savo techniką, kaip naudotis visais nustatymais, kodėl reikia vienokiu ar kitokiu būdu nustatyti, kada reikia nustatyti vienokį ar kitokį nustatymą, kad tikrai būtų aišku. Tai ne instrukcija, o būtent patarimai iš praktikos, iš didelės, ilgametės praktikos. Taip, kad individualūs fotografijos kursai yra skirti tik tai tau vienam ir mokomės su tavim kartu. Na ir pabaigai, nepamirškim, aišku, spausti laiką riebų, jeigu tau patiko ši tema, tikiuosi padrasinau ir išbandysi ir pradėsi fokusuoti. Aišku, prenumeruoti nepamiršk. Nepamirškit būtinai pasidalinti šio video, jeigu žinot, kas jūsų artimų rate mėgsta, nori fotografuoti, bet nesigauna taip, kaip norėtų. Būtinai pakomentuokit. Ne mažiau kaip po 3 žodelius, 3, 4, 5, galbūt 10. Būtinai užduokit naujų temų. Tai padės šiam kanalui vystytis, kilti aukštyn ir taip mes galėsim daugiau sužinoti. Visiems iki sekančio video, susitinkam kitoj temoj apie ryškumo gylį. Visiems iki.